Dauguma žmonių bijo vienatvės, bet jie gyvendami poroje su savo antrąja puse net nepastebi, kad jie ir yra vienatvėje, kad jie yra atsiskyrę nuo savo partnerio. Ten nėra jausmų, ten nėra grožio, ten nėra meilės, ten yra tik šaltis. Ir kai vyksta skyrybos, žmonės vieni renkasi greitai kitus partnerius, kiti pasirenka būti su savimi. Ir tie, kurie išsirenka greitai, eina per savo patirtis, tie, kurie pasirenka vienatvę, mokosi. Ir moterys, kurios yra vienišos, sakoma, kad tai yra nepriimtina visuomenėje, kad kažkas su ja yra negerai. Bet aš tau išduosiu paslaptį. Moteris, kuri pasirenka save ir nebėga pas pirmą pasitaikiusi, tai moteris, kuri myli save. Moteris, kuri gilinasi į save įvairiausiais būdais ir ieško savo atsakymų. Kažkas per numerologiją, kažkas per astrologiją, kažkas tai dar, nes jinai jaučia, kad kažką nori sužinoti, arba neria į tylą ir buvimą su savimi. Ir ten atranda daug atsakymų, arba gauna atsakymų iš tų metodo būdų, kurie padeda suvokti jai, dėl ko jinai yra čia. Ir žinai, koks yra pats geriausias džiaugsmas? Tai gauti atsakymą, kuris užkoduotas tavo sielos kelionėje. O ta kelionė yra tuo nuostabi, jog visos patirtys, kurios įvyksta, reikalingos tau. Todėl jeigu tu šiandien esi viena arba vienas, nusišypsok sau. Ir tai reiškia, kad tu myli save, kad tu neatiduodi savęs tiems, kur tau nepatogu. Tu neatiduodi savęs tiems, kurie tave negerbia ir nemyli, negirdi ar dar kažką daro. Tu pasirinki tylą, nes tyloje yra stebuklas, kai tu atrandi savo švytintį, spindintį deimantą.